O čia iš naktinio. Biškį aš jums parodysiu naktinę pasivaikščiojimą. Blemba su įkelimu video biškį vargelis, čia toj Turkijoje nėra tas internetas greitas. Tai 3 gigabaitus. Blemba 3 valandas jau kelia, dar pusę liko. Bus sunku, bet kaip nors išgyvensim. Einam žiūrėti, kas čia įdomaus. Nu, yra ir tokių čia. Va, apie ką aš jums sakiau, Lamborghini fūros. O taip va, iš turistų. Galim ir tokį nusipirkti. Matot? Mes čia jiem. Ne? No. Tam gal. Bimbam restoran. Einam visi kartu. Nešuos. Jumis 2300. Vietinė maisto užkandinės. Pilnos. Jeigu pilnas, vadinas, valgyt gerai duoda. Čia turgelė, žiūrėkit, arbūzų kokių, kiek. O, aš mačiau lauką pravažiavam, arbūzų visi nukapuoti ant žemės valiuojas. O. Melionai, arbūzai. Maisto priekių parduotuvės. Biškį va toliau nuo turistų vietų. Vietinių čia pilna ir jie čia siautė irgi naktim. Nu ką, prasideda. Šventinė gatvė. Žiūrėkit, tą negražią lančią. Sužeminta. Ratukai 12 ar 13 uždėti. Nu, ugnis ne mašina. Kirpykla. Va, kolonėlių, ausinių, motorolerių ir ko tik nori. Ko tik širdelė geidžia. Pasivaikščiojimas po naktinį Konaklį. Ai, čia ir buvom. O, reniukas koks senumas, pasižiūrėkit. Niekur nesupuvęs ir neprakirmyje. Tiesiog senas. Kažin kiek kirpykla. Nueit apsi, barzdą apsiskusti. Aš va turiu seną šustrą golfą, GTI-nas, sėdi la. Lokum.
Eik čia. Čia parduotuvėlių tūtai. To pasipuoliau. Nu gražu, nu ką. Ne viskas auksas. Kas auksų blizga. Jau. Louis Vuittonai. Firminė, tikra. Original, viskas original. Jų paklausi, sakys original, o tu blūdėjai. Kokiai dar padirbinys? Kvepalių, kokių tik nori. Šitą norėčiau. Blemba, va ką tokį gali nupirkti už 3 eurus pam. A jūs įsivaizduojat, padišalkinę nupirksime po 9 už tiek. Akinių originalių po pitaką. Blemba, ką jie savo galvoja. Čia Konaklio kažkokia alėja. Mečetės, blemba, mečetės tos, kai atrodo įspūdingai. Žiauriai. Pirmą kartą čia, bet vaizdas tai geras. Jo, eisim arčiau pasižiūrėsim. Blemba, afigienai. Patikėkit manim kokią didžią. Aš čia jums viską šiaulietiškai pasakoju. Nu nemoku, kad taip ir. O, einam. Blemba. Nu žiauriai gerai atrodo. Žiūrėkit. Gražas. Nice. Nice. Jėzus koks. Geras. No. Geras. Nice. Very nice. Oh, beautiful camel. Where are you from? Latvia? Lemba gaila gyvūnų. Pažiūrėkit, kaip čia ta grandinė juoda jau įaugus net. Lemba. Fu. Fu. Žinot, ką aš jums pasakysiu, mano kojas nėra gyvenime taip smedėjusios kaip... Nu ką, pašpatranką darau. Gerai. Nu ką, šturmuojam toliau. Blemba, nu. Ko tik čia nėra. Tie, kas buvo, žinot. O gal jie užsilizinguot nori biškį tapkio. Galėtumėm sutvarkyti. Čia begalybė, begalybė, visur. Visur. Nuo laidotuvių rūbų iki Adidas tapkio. Tokie be galo tikinti žmonės tokios daiktus pardavinėjai.
iš tų dizainerių. Jaučiu, jie parduoda daugiau negu patys tie dizaineriai, kur kuria tuos rūbus, priekinius ženklus. Ein, zwei Polizei. Su motocikliukais. Aha. What the fuck? Gražu čia. Nebežinau čia. Kur čia beit? Ta, ką suvalgai, privalai išvaikščioti. Vakarienį prisikroviau, ten lėkštė sušių, picos, aliuką. Tai taip sunku buvo palikę, bet dabar prasivaikščiom, buvo vėl liuks. Nežinau čia, ką prifilminsiu vakare, gal net rytą įmėsiu jum parodyti. Nu, pasižiūrėsiu. Spasiba. Visur visko pilna. Ir žmonių, ir prekių. Kaip čia turkai šitą įsileido prie savo visų gerybių. Išsipuošia kaip per kalėdas. Nu, ko ne. Gražu tuos avių banda kažkaip priviliuoti, pritraukti. Reikia. Nu, aфиgenai. Dar nesu taip matęs. Pavyzdžiai sudėti, kaip atrodo patiekalai. Nu, gražus tie Fiatai. A ne? Alfa Romeo. Graži, maži ratukai, graži mašinikė. Kam tų didelių ratų? Viskas, prendam namo. Per perėją. O čia veiksmas nesustojantis. Lemba ir taip čia jau čia dieną, naktį viskas. Žiauru. Non-stop.
Einam kažką atsigerti, atsinešti. Čia nėra. Čia už tvaros muzikos groja, iš visų pusių nebesuprantu, kur čia vyksta, kas čia vyksta ir... Bet žinau, kad visas šlapės, karštis belenkoks. Einam iki bariuką, čia dirba, dar nedirba, nežinau. Neįkrisiu čia į kokį baseiną. Gerai. Jaučiu, įdėsiu aš jum greičiau, nesulaukęs rytojaus vakaro, kad pamatytumėt šitą, ką vakarinį Konaklį pafilmavom ir... Lemba, čia gal dirba dar baras. Einam pračekinti. Šiaip tai gražu čia viskas, teritorija, viešbutukas, nu, tikrai rekomenduoju. Kai niekas nekainuoja, o ko ne, į sveikatą, būkit sveiki. Nu va, viskas dirba, veikia iki 3 nakties. Nori valgyti, nori išgerti. Drąsiai galima viską eksploatuoti su visom eksploatacinėm medžiagom. Nu ką, užeikim pažiūrėti, biškį degi, va ne? Va ką tik nuo baseiniuko. Kambarys didžiulis. Vonė. Dušas. Viskas čia gražu, tuos kiekvieną dieną atneša, papildo rankšluosčius, surenka naujus, atneša. Va, viena didžiulė lova, dvigulė, 2 viengulės irgi didelės. Viskas čia gražu. Telikas ten prieškambaris, seifai nemokami. Čia stalas didelis. Veidrodėlį. Per langą vaizdas toks. Po palmikėm. Viskas čia labai gerai. Aišku, kondicionierius. Karšta, žiauriai. Dabar nežinau, kiek čia tų valandų. Laukia ten yra informacinė lenta, tai 37 rodo, bet Turkijoje visada jutiminė būna didesnė. Tai jutiminė jaučiu kokie kem 3. Nes 5, 6, 7 laipsniais kaip kada. Tai va, grįžau, susikelsiu medžiagą iš vakaro įmėsiu, biškiui pagulėsiu, vėliau vakare lysim vėl į miestą, kažkur kažką tai pamatyti, paveikti. Tai va, skambučių praleistų nėra. Labai gerai. Nusipirkau internetą, kad veiktų visoje teritorijoje, paplūdimy. Tai čia šitam viešbutį 2 eurai para. Bet už tuos 2 eurus už parą sumokėjus ir veikia greitai ir labai gerai. Kur nori, gali iki pat jūros, į pliažą, visur. Tai va, toks va, kambariukas, gražu, švaru, tikrai labai švaru. Na, va, yra mini bariukas, pastoviai vandens prineša. Va, čia mes ir vano neišgėrėm. Va, sulčių, vandens, visko čia pridėta ir niekas nekainuoja. Liuks. Labai gerai. To man nereikėjo. Tai va, hebra, susitiksim vėliau. Dabar einu, susikelsiu, sumontuosiu ir patalpinsiu. Iki greito. Iki greičiau negu greito, negu jūs įsivaizduojat.